ar žinote, kas yra vasario 16-oji? Vasario 16 yra labai svarbi diena Lietuvai. Per šią dieną Lietuva gavo nepriklausomybę ir laisvę. Ši diena kitaip yra vadinama Lietuvos gimtadieniu. O kuo ji ypatinga? Ji ypatinga tuo, kad Lietuva buvo užimta kitos šalies ir Lietuva tiesiog buvo dingus, jos nebuvo, o dabar ji susikūrė ir ji gyvuoja. Lietuva tai mes, tai namai, tai vieta, kurioje tu esi laukiamas. Ir mes, būdami jos dalimi, turime saugoti savo kalbą, vertybės ir gerbti istoriją. Aš galiu skleisti Lietuvos kultūrą ir istoriją, stiprinant jos žinomybę pasaulyje. Taip pat galiu puoselėti lietuvišką kalbą, tradicijas ir papročius. Svarbu nepamiršti, kad kiekvienas darbas, ar mažas, ar didelis, jisai yra labai svarbus. Aš asmeniškai saugau tradicijas, auklėju vaikus, savo žiniomis dalinuosi su savo mokiniais, skiepiju jiems meilę Lietuvai ir savo tėvynei. Geltona, žalia ir raudona, vėjeliui pučiant mirguliuos, viena primins rugelių duoną, kita kai sodai mūsų žaliuos. Svarbiausia, noriu žinoti vieną, kad būtų Lietuvoje giedras dangus. Linkiu Lietuvai laimės, drąsos, stiprybės. O aš linkiu Lietuvai, kad ji klestėtų. Mano manymu, Lietuva turėtų išlikti laisva ir labai svajaučiu, kad ji būtų sveika, jauna ir žalia. Linkiu, kad ir toliau Lietuva turėtų tokį patį laisvės skonį, kurį turėjo anksčiau. Kad toliau Lietuva būtų žalia, turėtų daug vandens ir daug laimės. Ir aš linkiu, kad Lietuvos šviesuoliai toliau garsintų Lietuvą. Svarbiausia ateityje išsaugoti Lietuvos vardą vaikuose, kad šalis Lietuva būtų gerbiama, mylima ir kad išvykusieji į svečias šalis norėtų sugrįžti, jos pasilikti ir prisidėtų prie šalies gerovės. Lietuviu man būti yra labai didelė garbė, nes Lietuva turi labai gražią istoriją. Man lietuvių garbė būti tuo, kad ši šalis yra laisva. Lietuva tai mano namai. Tai vieta, kur aš jaučiuosi sava, priimta. Tai lyg vieta, kur aš jau turėčiau būti. Tai yra Lietuva. Didžiuojuosi būdama lietuvė ir kad gimiau Lietuvoje. Nenorėčiau niekur kitur gyventi, tik čia. Linkiu Lietuvai likti optimistiškai ir saugiai. Lietuva labai svarbi mokiniams, nes mes čia gimėme, čia mūsų gimtiniai. Tai mūsų be galo gražūs pažintiniai takai, apžvalgos bokštai, didysis Nemunas, mūsų tėvas upių, taip pat mūsų sostinė Vilnius. Taigi mylėkime savo Lietuvą. Norėčiau perduoti, kad jeigu jau būtų Lietuvoje karas, tai visi susijungtų ir kovotų už Lietuvą. Ginti, saugoti, mažai žingsnelis, kiekvieną dieną po truputį. Kad ta valstybė išliktų vaikams, anūkams ir taip toliau, kad turėtume ką perduoti. Didžiuojuosi, kad gyvenu šioje šalyje ir noriu visiems vaikams palinkėti puošti Lietuvą gerais darbais ir kiekvieną rytą sutikti su šypsena. Visų pirma, esu istorijos mokytoja. Ir matydama, ir dėstydama, ir mokydama Lietuvos istorijos, aš stengiuosi parodyti, kokia garbinga mūsų Lietuvos praeitis. 200 metų, beveik 200 metų lietuviai gynėsi nuo kryžiuočių. Tai labai retas įvykis, kad tiek daug metų valstybė, žmonės būtent gintųsi nuo priešų ir išlaikytų savąją vėliavą, savasias tradicijas, savasias giesmes, savus papročius. Jie atlaikė. Daug kas stengėsi sumindžioti, daug kas norėjo sunaikinti tiek mus, tiek mūsų valstybę. Ir pagaliau, kokia laimė. Mes esame Lietuva. Sakysit, maža valstybė?
Na ir kas? Bet didys žmonės. Ir dabartiniai mokiniai, jie taps didžiais Lietuvos žmonėmis, garsiais Lietuvos žmonėmis. Galvodami apie praeitį, apie nueitą garbingą mūsų žymių žmonių, netgi ne tiek žymių, bet šiaip visų paprastų žmonių nueitą kelią garbingą, mes negalim nemylėti Lietuvos. Mes negalime džiaugtis laisvę, nes mes renkame savo valdžią, mes laisvai kalbam lietuviškai. Mes esame tie žmonės, kurie turėdami garbingą praeitį, kuria garbingą ateitį. Mes esame lietuviai. Aš manau, kad Lietuva jau ir dabar yra pasiekusi labai gražių rezultatų, o ateityje aš ją matau kaip stiprią ir išmintingą valstybę, kurioje gera mokytis, dirbti ir gyventi. Ką galiu padaryti ir ką darau dėl Lietuvos, tai manau, kad svarbiausia dalyką mes ugdome jaunąją kartą, auginam būsimus Lietuvos laisvos valstybės piliečius. Tai tam, kad tie piliečiai augtų gražioje, geroje aplinkoje, aš kaip mokyklos direktorė progimnazijos auginu mokyklą visomis prasmėmis. Darau ir stengiuosi, kad ji būtų moderni, šiuolaikiška ir pritaikyta kiekvienam mokiniui. Ir kad kiekvienas vaikas čia augtų laisvas, saugus, galėtų mokytis, draugauti ir tiesiog gyventi savo mokyklinį gyvenimą. Tai manau, kad darau labai didelį ir svarbų darbą Lietuvos labui. Auginam jaunąją kartą.